labai smagu, ligoninė švenčia 60 savo 5-ąjį jubiliejų, sukaktuvės, kolektyvas pakilios nuotaikos, nusiteikęs ir darbui, ir šventei. Žodžiu, smagu, iš tikrųjų, darnus kolektyvas, kartais pacientai būna ne visada, ta prasme, tolerantiški, nori paslaugą gauti tuoj pat ir dabar. Žinoma, kai eina kalba apie skubę pagalbą, tą ir darome, bet kartais nekantrumas vargina ir personalą, kada žmogus ateina įsirašyti vaistų ir sako tuoj pat ir dabar, nežiūrint, kad už durų laukia kitas pacientas, kuris tikrai galbūt reikalauja žymiai skubesnės pagalbos. Tai tikrai tą progą norėčiau palinkėti pacientam tolerancijos, gydytojams kantrybės ir be abejo visiems stiprios sveikatos, ką ir kalbėjo Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė. O šiaip tai naudodamasi proga, šiandien tiesiog noriu padėkoti iš tikrųjų tiek vyriausybei, tiek Seimo sveikatos reikalų komitetui, mūsų savivaldybės tarybos nariams, kurie iš tikrųjų dažnai įsiklauso į mūsų tas problemėlės. Ir tai nėra įstaiga, kuri paliekama viena su savo problemom. Jeigu argumentuotai yra teikiami projektai, jeigu tikrai rodo iniciatyvą, paprastai tos lėšos ir pasiekia tą gydymo įstaigą. Ir tai, ką mes šiandien turim, tai tikrai su tokiu finansavimu, paslaugų apmokėjimu, koks dabar yra, manau, kad nei viena ligoninė negalėtų pasidžiaugti. Žinot, man labai galima būtų ilgai kalbėti ir dalintis įspūdžiais dėl to, kad, žinot, aš nuo vaikystės atsimenu šitą ligoninę, aišku, daugiau polikliniką, ačiū Dievui, ligoninė šito negulėjau, neteko susirgti. Bet taip, tai jeigu kalbėt per 10 metų, per 15 metų, kiek man teko bendrauti su direktorė ir matyti investicinius projektus, kurie buvo nukreipti į šitą ligoninę, tai galiu pasakyti, kad pokyčiai yra dideli. Ir tikrai reikia padėkoti pirmiausia ligoninės vadovybei, kad kartu su savivaldybės, reiškia, administracija ir vadovais rajono randa bendrą sutarimą ir supratimą, svarbiausia, kai tai yra daroma dėl žmonių. Pirmiausia, kad žmonėms būtų galima greitai suteikti medicininę paslaugą, kokybišką paslaugą ir atstatyti greitai sveikatą, kad jie galėtų vėl džiaugtis gyvenimu. Kitas dalykas, kas mane labai irgi pozityviai nuteikia, tai kad čia yra kvalifikuoti gydytojai ir vidurinysis medicinos personalas. Ir šiandien atvykęs paklausiau, kiek jūs čia turi tų chirurgų, traumatologų. Ir kai išgirdau, kad 6, tai aš atsimenu, kad kažkada ir anksčiau kalbėdavo, anksčiau nebuvo išskirti, tai apie 4-5. Ir čia kažkuriu momentu buvo kalbama, kad į rajono ligoninės čia jau nebenori atvykti jauni gydytojai, važiuoja į didžiosius miestus, bet šiandien išgirdom, kad čia jų yra pagrindinė darbo vieta. O visa tai lemia, koks yra požiūris vadovybės ligoninės, kokios yra sudarytos sąlygos jiems dirbti ir operuoti ir gydyti žmonės, kokia yra įsigyta aparatūra. Nes aš manau, kiekvienas ir jaunas, ambicingas gydytojas, jis nori, kaip sakyti, tokioj dirbti aplinkoje, kur jisai galėtų savo idėjas, savo žinias perteikti pacientams, ligonėms ir, aišku, tobulėti. Tai mane džiugina ir džiugina tai, kad ir perspektyvoje jie dar turi ambicingų planų. Aišku, kai kur matėm Rusiją, kad tikrai yra problematiška situacija ir kiek aš žinau, kad kitais metais jie gaus papildomą finansavimą ir galės užbaigti šitos darbus gal ir perkelt šitą sterilizacijos, tikriausiai, kaip ten vadinasi, skyrių į kitas patalpas ir dar, kiek pastebėjau, neužbaigta visų pastatų išorės renovacija, apšildymo darbai neužbaigti. Tai tikiuosi, kad tos visus darbus pabaigus, tai po to labai lengva, kaip sakyti, vadovam toliau vadovauti, tikriausiai atkrinta dalis rūpesčių.
mūsų įstaigai 1999 buvo įsteigta ir šiai dienai sueina 15 metų. Tai labai džiugi šventė, tai kaip pakito ta gaisrinė per tuos metus? Per tuos metus dėka savivaldybės skirtų lėšų įsigijom, kaip ir šiandien teko matyti, pašventinom naują mašiną. Savivaldybė skyrė lėšų naujam ugniagesių komandos stogui pakeisti, bet tai dar ne viskas, ateinančiais metais žada duoti pilnam kapitaliniam remontui. Įsigijom 6 radijo stotis nešiojamas, 6 stacionares, kas kainavo 40 000 litų. Taip pat Grinkiškio ugniagesių komandos pastatui buvo didelis kaminas. Jo nuvertimui reikėjo 25 000 litų, nes jis kėlė jau grėsmę žmonių saugumui. Kadangi tas kaminas atsirado taip, reikėjo, iš katilinės buvo perdaryta į ugniagesių komandą tas pastatas. Taip buvo nepritaikytas, jis per didelis, jį reikėjo nuversti. Ir šiaip smulkesnėm sumom, aš čia įvardėjau didesnės sumas, kiekvieną kartą iš jų gaunam paramą, palaikymą, pritarimą. Labai esu dėkingas savivaldybei. O šiaip tai valstybės skiriamų lėšų trūksta ir ugniagesių aprangai, ir inventoriaus įsigijimui, kad tik tai galėtume įsimokėti atlyginimus įsimokam, o daugiau tai lėšų labai mums trūksta, nes savivaldybė tai tikrai gyventume nuskūrę. Nėra taip blogai, kai girdisi čia spaudoje, per radiją, televiziją, girdėti, kaip yra kai kuriuose savivaldybėse, aš neįvardinsiu, bet yra, kad jau pritrūksta lėšų atlyginimų išmokėjimui, nebeturi kažkur jau spalio mėnesį tokiu metu. Tai pas mus tas negrėsia, mes išmokam visą laiką atlyginimus, nuperkam ir rūbų, ir dar kažkiek priešgaisrinio inventoriaus, jei taip dar kažkiek mes verčiame. Laukia motinėlė, seniai, seniai, o kaip aš pasiilgau močiutę. Iš tikrųjų, apdovanojimą esu nustebusi, todėl kad šio apdovanojimo vertas turbūt kiekvienas iš tų vyrų, kurie sėdi Šeduvos kultūros namų salėje 15 metų jubiliejaus tos įstaigos proga, todėl kad ši specialybė, kaip ne viena kita, yra iš tikrųjų be galo vyriška, reikalaujanti daug jėgų, daug stiprybės, greitos reakcijos, ir aš manau, kad šis apdovanojimas galėtų būti įteiktas kiekvienam iš jų dirbančių šioje įstaigoje. Be jokios abejonės, tai yra labai lauktas projektas, nes iš tikrųjų yra labai daug sportuojančių mokinių, o stadionas reikalingas ne tik tai gimnazijai, bet ir visos Šeduvos bendruomeniai. Tad iš tikrųjų ir diena graži, ir labai graži proga, kad pagaliau sulaukėm darbų pradžios. Jau nuo 2007 metų rajone Šeduvos gimnazija yra pripažįstama sportiškiausia mokykla, nes tiek mūsų mokiniai, tiek mūsų gimnazijos komandos visuose rajoninėse varžybose dalyvauja ir yra
prizininkai, dažniausia pirmų vietų laimėtojai. Pas mus gimnazijoje yra specialiojo ugdymo skyrius, kur mokiniai dalyvauja ir net ne respublikinėse, bet jau pasaulinėse varžybose. Tai ir 2000 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, 2013 metais Pietų Korėjoje, žiemos specialiosios olimpiados žaidynėse dalyvavo ir atskiruose rungtyse, laimėjo ir aukso medalių, ir sidabro. Taip pat 2012 metais ir šiais metais, tai yra 2014 metais, Europos lengvosios atletikos čempionate dalyvavo ir kur grįžo irgi su apdovanojimais. Aš lygiai pergyvenau kaip ir mokiniai, būdamas čia ir išeidamas su tokia širdimi skaudančia, kad nepadariau viską, ką aš buvau žadėjęs. Aš buvau įsipareigojęs dirbdamas čia, kad mes turim padaryti pavyzdinę visom prasmėm Šeduvos gimnaziją Lietuvoje. Tai tarsi kokybė tikrai viena aukščiausių ir stojimas į aukštasias ir vaikų ūkdymas visom prasmėm tikrai buvo aukštam lygiai, mokytojai savo kvalifikaciją nenusileido net didžiesiems miestams. Tai reikėjo padaryti, renovuoti pastatus. Tai padedant vyriausybei, 3 korpusai renovuoti tai yra sudėtinga, bet mums pasisekė apie 10 milijonų investuoti. Šiandien yra moderniausios gimnazija, jeigu pamatytumėt viduje, aš tikiuosi, kad yra išlaikyta, šiandien nemačiau. Tai kilo mintis ir idėja, kad reikia dar trūksta Šeduvą ir ne tik gimnazijai, bet visai, sakykime, teritorijai, miesteliui, šiuolaikiško stadiono. Tai ilgas procesas buvo, ne taip paprastas. Vien tik tai, kad ką sugalvoti, bet padaryti projektą, techninį projektą, kuris yra paruoštas jau 2000 metais. Tai mes buvom prisigalvoję įvairių dalykų, aš kalbėjau kalboje, nes buvo stadionas įvertintas 6 milijonais, bet tačiau mums vyriausybė pasakė, nesvajokit, nes mes buvom viskas būtų, absoliučiai, ko didžiuose miestas ko gero nėra, pagal europinius standartus. Tai nusileidome mes iki tos kartelės, kuri mums duota užduotis 2 milijonai ir daugiau nesvajokit. Tai teko šiek tiek apsikarpyti, koreguoti.